visi žiūrintys mano video kanalą. Taigi jau Lietuvoje, kaip suprantat, savaitgalis, penktadienio vakaras prie ežero, ežeras laukinis. Kažkiek prižiūrimas tas ežeras, kaip visi puikiai žino, jeigu neprižiūrėsi, nesaugosi, tai nebus kur žvejoti toj. Bet jisai yra saugomas, prižiūrimas ežeras. Taigi ir karpių čia tikiuosi pagauti. Kągi aš naudosiu, seniai kalbėjau apie sistemėlės. Dugnas toksai biški yra žolytės, biški dumbliuko, tai naudosiu tokį running rig sistemėlę. Svareliai 4 ozo arba 113 gramų. Glitkoras, valas 0,301 naudoju šį čia. Karspirit valą. Šoklyderis irgi karspirito. Taip pat, o ant ko gaudysiu dabar, tai vienas masalas, tai gaudysiu realiai to, ko šersiu, tai bus svitaigeris su plaukiančiu svitaigeriu. Ir aišku, sorsas hardinetas, 15 ir 10 Butyrik C. Ir taip pat ant kitos meškerės sorsas hardinet 15 ir bananas ananasas 10. Va, visi 3 masalai mano. Pasirinkau žvejybai 2 taškus. Vieną priešais priešingą krantą, maždaug ant 5 metrų gilio. Kitą kiek kairiau. Ten bus viena meškerė. Irgi panašiai 5 metrus gilio. Laukinsiu, tai labai paprastas variantas, tai yra sorsas ir svitaigeris. Taip pat šiek tiek galbūt įmaišysiu ir tigrinio riešuto paruošto. Taigi skubu užsimesti, nes dabar jau kad ir šilta, kaip nebūtų keista. Grįžom, galvojom, čia bus šalta, bet čia tikrai šilta Lietuvoje ir viskas puiku ir žvejybos sezonas dar greitai nesimato, kad ir pasibaigs. Manau, tai mus džiugina. Ypač kas mėgsta karpių žvejybą, manau ir kitus žvejus džiugina. Aišku, yra žmonės, kurie laukia poledinės tos žuklės, bet aš kai jos nelabai laukiu, nes nelabai gaudau iš po ledo, tai man geriau, kad ilgiau prasitęstų atviras vandens sezonas. Taigi bandau išgaudyti dar paskutinius likusius, dabar paskutinis rugsėjo savaitgalis, dar spalio, manau, dar 4 savaitgaliai bus, irgi bandysiu žvejoti. Lapkritį nežinau, jeigu neužšals, tai irgi važiuosiu, žvejosiu, nes norisi vis dėlto ir pažvejoti, ir pagauti kažką tai. Taigi užsimetinėju, bus kibimas, bus veiksmo parodysiu, o dabar pajaukinsiu, jaukinimu, kaip sakiau, boilius, į PVA dėsiu tiesiog pjaustytus puselėm po 2-3 bauliukus ir viskas, ir bandysiu kažką sugauti. 9 valandos, o jau visiška tamsa. Tai realiai daugiau jau laiko praleidžiame tamsoje žvejojant. Bet aš kaip ir man tamsa naktį visai patinka gaudyti. Bet kibimų nei pipsėjimų kol kas jokių neturėjau. Toliau už porą šimtų metrų žvejoja kolegos. Tai jie turėjo 3 kibimus, bet jie biškį anksčiau atvažiavo. Tai pasijaukino, pagavo porą nedidelių karpių. Bet pas juos veiksmas yra. Pas mane kol kas tylu ramu. Nieko. Dar tik pati pradžia. Karpis tokia žuvis, kad iš karto nelabai kartais kimba. Taigi laukiam veiksmo. Ką, rytas išaušo. Naktis pakankamai rami buvo. Buvo 2 kibimai. Tai 3 nakties vienas kibimas užkibo. Abu kibimai iš dešinio taško pasirinkto. Priešais netoli priešingo kranto, ant 5 metrų gylio. Tai pirmas sudirbo 3 nakties kairė meškerė ant sorso su banano ananasu. Ir po to 5 ryto sudirbo dešinė meškerė ant irgi to pačio sorso su C butyriku viršūnė. Tai va 2 žuvytės. Jos dabar dar čia ilsisi ramiai va, slingose. Taigi bandysiu sverti ir jums jas parodyti. Žvynius 12900. Čia antra, kuri užkibo.
jisai gražus, žvynuotas ežero gyventojas. Darom foto būtinai prieš paleisdami. Antras šiek tiek mažesnis, bet nieka prastesnis. 10 kg 600, bet šitas jau yra plikas. Yra eilė žvynų nedidelė, tuo aš jums parodysiu. Iš panakties pailsėję, fotkintis nelabai smarkiai nori. Ramino biškį ir galima bus nufotografuoti ir parodyti. Šiek tiek biškį ramybės reikia. Na vis tiek. Dar nori rodyti savo jėgą. Štai 10600. Darom foto ir paleidžiam atgal į ežerą. Taigi reikia šiek tiek pajaukinti. Spausmikas labai paprastas, tai yra tiesiog boiliai. Jos paimsime, papjaustysime į puseles. Dadėsime šiek tiek nepjaustytų 15 ir tigrinio riešuto. Įpilam, viską išmaišom ir sumesi į taškus po kokias 5-6 sputbombas. Ir viskas. Ir lauksim kibimo, aišku, prieš tai dar persimesiu. Pietus jau, be kažkokių pasikeitimų. Šiek tiek pajaukinau, kaip ir minėjau. Buvo prasidėjęs lietus, kokias 3 valandas palėjo, bet taip nebuvo labai stiprus. Toksai ir dar oras toksai pakankamai šiltas, taip kad toksai labiau vasariškas lietus. Bet dangus apniukęs, oras labai žvejybinis. Kol kas nuo 5 ryto jokio susidėmėjimo masalais daugiau nebuvo. Kolegos pagavo 5 karpius, man atrodo, nuo vakar. Pas manegi buvo 2 kibimai. Tai manau, kad ežeras tikrai juda, karpiai dar maitinasi, dar maitintis, manau, iki pat šalnų. Taip kad dar tikrai sezoną uždaryti nereikia, galima puikiai gaudyti. Tai tiek tų žinių iš šito ežero. Taigi 6 valandos toj bus. Saulė pabiškį leidžiasi, jau dienos trumpin.
Šiek tiek pajaukinau. Aktyvumo dieną jokio pas mane nebuvo. Gaudau gan giliai, kaip Lietuvai gal ir giliai. Maždaug 5 metrų gylio, kolegos gaudo ant 4, turėjo kelis kibimus, pagavo vieną gražesnę žuvį, 18 kg karpį. Ašgi neturėjau nei vieno kibimo, šiek tiek pajaukinau, pasiruošiau permetimui masaliukus. Realiai nieko kažkaip tai nekeisiu. Sorsas su banano ananasu, sorsas su butyriku ir svitaigeris su plastikiniu kukurūzu pabandysiu uždėti, kad šiek tiek jį išskirti iš kitų pašarinių. Ir IPV, kaip matot, porą boiliukų supjaustytų pusiau ir viskas, daugiau visos tos gudrybės. Čia kažkokių tai nėra gudrybių. Ežeras dar kaip sakant, laukinis ežeras, neišlepintas. Varžybų čia jokių nevyksta. Aišku, žvejų būna, visada būna visuose ežeruose. Kaip žinote, pakankamai populiaru jau karpių žvejyba pasidariusi. Lietuvoje vyksta pakankamai daug ir varžybų, ir konkurencija pakankamai didelė jau. Ir jau atrankinės į Lietuvos čempionatą būna. Anksčiau, kiek atsimenu, senais laikais vos surinkdavo norinčias komandos, dabargi yra norinčių tikrai daug ir būna atrankinės netgi. Dar neaišku, kur bus Lietuvos čempionatas, kur bus atrankinės. Čia šitas viskas bus pasakyta per susirinkimą. Dar iki jo tolokai. Taip, kad dar turim pusantro mėnesio gero žvejybos, man atrodo. Dar bandysim kažką sužvejoti. Taigi persimesiu ir lauksiu kibimo. Atnaujisim masalą ir mesim atgal. Taigi masalas pakeistas. Dedam tiesiog PV koinytę su 2. Tiesiog užveriam ir metam vietą. Septynios ir jau saulė nusileido ir ryškiai pradeda temti. Kaip matėt, persimečiau, kibimų neturėjau. Manau, mano taškus karpiai labiau gal mėgsta aplankyti naktį. Nieko, lauksim kibimų naktį. Taigi, belieka laukti.
Taigi, gavosi taip, kad gavosi dupletas. Ištraukus vieną, dar tik spėjusi išimti iš graibšto. Iš karto sekė antras kibimas. Tai viena kaip tik buvo paties kolega. Tai padėjo, įdėjo na žuvį pirmą į laikymo slingą. O čia šitas, kuris antras išvažiavo, tai nedidukas, vedrudukas, 6 kg 500 gramų. Bet graži žuvytė, davė kavos, dupletas laukiniam telkiny irgi nėra dažnas dalykas. Taigi darom foto, paleidžiam prieš naktį ir sversime kitą žuvį. Dar norėčiau pasakyti, kad nepamirštumėt, kad žuvis, pavyzdžiui, šitas biškis pažeidė savo lūpytę, tai kad nepasigautų infekcijos, reikia naudoti antiseptikus. Jie tikrai nėra brangus, o žuvį reikia saugot, kad nepasigautų kokios infekcijos. Taigi leidžiam šitą atgal į ežerą ir imsime kitą sverti. Tai irgi nėra didelė žuvytė, 8 kg. Greičiausiai iš vieno būrio abi žuvis. Va, parodysiu. Va, jisai. Aštuntukas. Graži žuvis, jau irgi gavusi. Kabliukų. Užpurkšime ant žaizdelės. Pasirodė, kur tu čia gavęs. Taip. Antisektikavom. Nu tai ką. Darom foto ir leidžiam jį atgal. Taigi, persimečiau, susitvarkiau. Pajaukinau dar keletą saujų. Įmečiau su kobra. Taip toks netikėtas aktyvumas. Prieš pat tamsą dupletas, aišku, žuvis nėra stambios, bet smagu, kad kimba, kad aktyvios. Matyti jos praeidinėja, kaip sakau, su tamsa, su naktim praeidinėja pro mano jaukinimo taškus ir pasimaitina ir užkimba, nes kibimas sekė vienas po kito, net tik į graibštą paėmiau. Atėjo kolega, norėjau nešti svarstyklės, kaip tik kabinau, maišas užlapinau, svėrimo, pasvėriau, nunulinau, norėjau išiminėti karpį iš graibšto ir išvažiavo kita. Tai kolega padėjo, išėmė karpį iš graibšto. Nežinau, kaip būtų, jeigu jo nebūtų, kažkaip būčiau tvarkęsis. Esu ir į graibštą pasiėmęs porą žuvų. Bet tai jau čia toks ekstremas gaunasi, jau geriau ramiai. Kartais to aktyvumo tas pliūpsnis būna į vieną laiką sudozuotas geriau, ramiai ten kažkiek laiko, tada savo ramiai gaudai žuvį ir nestresuoji. Nu tai va, nu tai ką daugiau. Masalų nekeičiau, pasikalbėjau su kolegom. Kaip pas juos, ant ko irgi kaip tik sakė, ką tik išpagavo dar vieną žuvį. Ant ko pas juos kimba, gaudo ant svitaigerio, pagrindė kimba ant pašarinių boilių, netgi be viršūnių jokių. Aš kol kas palikau su viršūnėmis, nes noriu biškį išskirti savo tą boiliuką. Bet jeigu jie renka viską, tai kaip ateina didesnis būrys, renka viskas, paima ir tos, kas yra ant dugno, ir pašarinius, be jokio išskirimo. Aišku, jie deda, gal 2 jos sudeda, gal 1 palieka, nežinau, nepasidomėjau iki galo, bet manau, tai irgi ant kieto dugno labai tinkantis žvejybos būdas.
laukiniuose telkiniuose, gaudant tiesiog tuo, ko šeri ir nesukti savo galvos. Taigi laukiam toliau kibimų, dar nėra labai vėlu, tik tai, kad jau tamsu. Taigi bus kažkas, jeigu kažkas bus mažesnio, tai iš karto paleidinėsiu, naktį pasidarysiu foto, jeigu kažkas didesnio, paliksiu iki ryto. Taigi 12 valandą, dar vienas kibimas, žuvis nėra didelė, nesversime, biškį apsiramins turėtų ir tada mes ją atgal atkabinę paleisime. Reikia uždengti akis, nes labai šviesa jos erzdina. Taigi mes ramiai to atkabinam ir ją paleidžiam. 6 ryto toj bus. Užkibo dar vienas gražus žviniukas. Svertimės jo gal nesversim. O štai jisai. Nu. Nu va. Graži sveika žuvytė. Bus kokie 7-8 kilogramai. Taigi paleidžiam jį atgal į jo gimtus vandenis. Sekmadienio rytas, naktį, kaip matėt, buvo 2 kibimai, tai 12 ir 5 ryto, daugiau kibimų nebuvo, bet manau, tai yra pakankamai daug kibimų. Galima sakyti, kibimų skaičius gana didelis. Vis dėlto ruduo žuvis stengiasi pasimaitinti prieš žiemą, neaišku, kai jinai aišku bus. Bet tikrai kimba gerai žuvis. Aišku, nepavyko kol kas pagauti kažko tai rimtesnio. Bet dar žvejybos nebaigiu, persimesiu, šiek tiek pajuokinsiu ir dar, manau, pabūsiu. Šiek tiek perstačiau meškerės, nuėmiau meškerę, kuri buvo užmesta į kairę. 2 paras jinai pragulėjo, ten negavo nei vieno kibimo. Manau, kad biškį šiek tiek yra per toli nuo kito kranto, žuvis juda maždaug palei kitą krantą. Tai rodė ir vakaro kibimai, kad viena meškerė, antra meškerė, po to naktį vėl viena meškerė, ryte antra meškerė. Žuvis kursuoja palei aną krantą, palei anos meldus, prie kurių aš gaudau. Taigi vieną meškerę perstačiau dar biškį dešiniau, dar arčiau meldo. Na, pažiūrėsiu, kas iš to išeis. Aišku, jau liko labai nedaug laiko, bet jeigu žuvis ten kursuos, manau, kad jinai neatsisakys siūlomo masalo. Taigi 1 valandą baigiu savo žvejybą. Dieninio kibimo kaip ir nesulaukiau. Gal kad per giliai gaudžiau, nežinau tiksliai, kur tos klaidos buvo, bet manau 6 kibimai per 2 paras pakankamai. Tikrai pakanka. Tikrai esu turėjęs žvejybą, kur nieko nepagauni. Per 2 paras, netgi 3-4 žvejybas nieko nepagauni. Ir vieną karpį pagavęs labai džiugauju. Taigi čia, manau, viskas labai yra gerai. Karpiai maitinasi. Taigi kitą savaitgalį gal aplankysiu dar kokį laukinį ežerioką. O dabar sakau jums iki pasimatymo. Kas žiūrit mano video, kam patinka, spauskite like, prenumeruokite ir susimatysim.